kreipėsi viena moteris. Žodžiu, iki tol pas ją viskas buvo puiku. Turėjau gerą darbą, uždirbinėjo ten kažką apie 10 000, gal net ir daugiau. Turėjau nuostabius santykius. Ir vat kažkuriuo metu, jinai pati net nesuprato, kuriuo metu viskas tiesiog sugriuvo. Na ir pasikrapštėmės, aišku, pasąmonė. Konsultacijų metu atrandam, kad jos problema, ta programa, kuri grąžina ją į tą š. Yra, kad aš neverta. Juk man nuo vaikystės kartojo, kad aš neverta gerų santykių, neverta gero darbo, neverta gerų pinigų, neverta gero gyvenimo. Man tai kartojo ir ta programa vaiko pasąmonėje įsirašo kaip taisyklė ir jinai bet kuriuo atveju suveiks. Anksčiau ar vėliau. Dėl to žmonės kartais pakyla ir krenta. Bet žmonės pakyla iki aukšto lygio gyvenimo ir nusinulina. O viskas tik dėl to.